ką esu girdėjus ir gal kada ir atskirą video apie tai padarysim, kad, kaip mato, čia ant pakuočių užrašyta Etiopija, Peru, Brazilija, Nikaragva ir kitos tos kiti pavadinimai, bet čia ne pavadinimai ir tos valstybės ne veltui ant šitų pakuočių parašytos. Tai reiškia, kad iš ten šitos kavos pupelės iš tų valstybių, tose valstybėse esančių ūkių atkeliavo pas mus. Tai gal mums atrodo savaime aišku, bet irgi esu susilaukus klausimų, tai kad mes čia ne šiaip iš lempų sugalvojom, kad va užrašyti Etiopiją, o čia Peru bus, o čia kažkokia dar. Tai o čia žemiau mažom raidėm užrašyti ūkiai arba veislės pupelių. Tai toks kaip ir pavadinimo dalis, kaip ir fakto dalis. Taip, o čia tai grinai yra origin country, tai užauginta. Ten iš kur atvyko kavos pupelės. Tai čia toks irgi trumpas intarpas, kad kodėl tos valstybės. Taigi, Brazilija švelni, labai riešutiška tokia kava, labai kvapni, skani, irgi labai tinka su pienu. Dabar irgi, kad žiūrit mūsų video, turbūt brumuosit pirštais ir sakysit, aha, tai apie pieną kalbat. Jo. Tai irgi. Tai norėtume tik tai priminti, kad pienas, kaip pienas kavoje nėra blogai, esmė, kad jo nenaudotume dangstyti kavos minusus, defektus, šlikštumo kavoje. Jeigu iš esmės tai kartumą nuima. Tai pagrindinė esmė, jeigu kavos savo nebijot skanu jums gerti ją juodą, tai paįvairinti visada galit ir su pienu, ir su užskaist kokiu nors ten rioksu, skaniu, su razinkom. Bet esmė, kad reikėtų žinoti, ant kokios bulkos sviestą tepam, o ne bet ką valgyti. Čia taip. Tai negrumuokit pirštais, mes žinom, ką šnekam. Tai vad Brazilija, pati, gal net, nežinau, taip sudėkim, Brazilija pati švelniausia, Etiopija, Peru, Etiopija, tokios irgi. Tokia amplitudė bus intensyvumo, sakykime. Taip. Tai gal tada... Nikaragva. Oi, kaip mes čia. Nikaragva, o ko čia trūks? Nieko netrūks, taip irgi yra. Dėl skaičius. Gerai, pasidedam. Tai gal... 1, 2, 5, taip. Taip. Jeigu kažką neįdėjom, tai... Priminkit komentaruose mums, kad kažką praleidom. Tai, manau, imam Nikaragvą dabar. Nikaragva bus Pietų Amerikos, sakykime, dar viena kolegė. Taip, tai su Nikaragva. Tai iš esmės irgi čia Centrinės Amerikos kava, netoli šitų dviejų kaiminių. Jinai, sakykime, įdomių iš vis būdavo su jo eksperimentų, tokių, jog mano patirtį, jinai galima ją paversti šiaip gan vaisišką kavą, jeigu malsit stambiai, jeigu vanduo bus ne aukštos temperatūros, įmanoma kai kurių gėrimų netgi iš jos išgauti vaisiškumo, nemažai, bet šiaip ruošiant, sakykime, smulkiau malant, jinai bus irgi labai riešutiška ir šokoladiška, tai gan labai universali, gražios pupelės, jinai tokia gan kokybiška ir aukšto CCA reitingo, tarp kitko 8,5, man atrodo 8,5 balai jos yra. Tai iš tų, ką turim aukščiausia, irgi atsiminkim, kad kadangi prekiaujam rūšinę kavą, tai visos kavos pupelės yra aukščiau 80, nes kitaip negalėtų vadintis rūšinę kavą. Tai o Nikaragvas yra aukščiausias tas CCA. Taip. Tai va, tokio įvairialypę, kaip sakau, galima iš jos įdomių dalykų natų išspausti su filtriniais kavinukais, tokia įdomi. Aš dabar tik neatsimenu, ar Nikaragva, nes mes, kai rinkome su kokiom kavom prekiaut, daug išragavom, tai dabar neatsimenu, ar Nikaragva, ar Kolumbija, kad man buvo pirmoji kava, kuri tokia vaisiška ir irgi, kai... Kolumbija tikriausiai, nes
Aš ką norėjau pabaigti, kad buvo įdomu, jog irgi iš po pramoninių kavų gerimo buvo pirma kava, kuri tokia vaisiška ir pirma reakcija, kad rūgštu, ojetau, čia dabar kaip rūgštis sukilo, kaip čia. Ir reikėjo padirbti su savo smegenim, suvokti, kad ne rūgštis čia sukilo ir kad čia yra kavoje tos natos rūgštelės ir kad kaip irgi, kaip esame kalbėję ne kartą, kad kaip vaisiai yra rūgštumo ir nesakom, oi, kaip neskanu, tai ir ten tai buvo, tai vat, nu, ko gero, kad ten buvo Kolumbija, nes su Nikaragva, kiek irgi dabar namuose geriam, tai nėra, ypač kaip Aleksandras sako, jeigu smulkiau malta, jeigu temperatūra aukštesnė. Jo, jinai, sakau, tokia turi porą veidų, porą profilių, tai galima su ja. Tarsi, jeigu kas pergyvena čia, kad bus, neimsiu Nikaragvos, nes kažkaip supratau, kad čia bus labai vaisiška, čia kaip antaninis obuolys, tai visiškai ne. Kaip tik viskas jūsų rankose, sakau, gan įdomi ir be reikalo, kažkaip tai, nežinau, nuvertinta, aš nežinau, kaip čia. Jo, kažkodėl žmonės, gal aš, ta prasme, mes gan atviri žmonės, tai aš, kai ateina žmonės pasikonsultuoti, aš gal pasakau, ką dabar pasakiau jum, bet bandau pasakyti antrą dalį, žmogui užsifiksuoja tik pirmą dalis. Taip. Čia vaisiškai ir iškart būna nubraukta. Taip, mes dėja, bet vis dar susidurėm su tuo, kad jeigu žmonės išgirsta žodį rūgštelė, vaisiškumas, iškart būna, kad ne. Bet nėra čia ta kava, kur kur esam ragavę visiškai kosminių kavų, kur ten tikrai gerai ir atrodo kaip obuolys, braškė, persikai ar kažkas, tai čia to tikrai nėra, irgi kaviška kava, skani, gardi, nuo paruošimo būdo priklauso, kokį tą skonį išgausit. Tikrai taip. Baigiam. Tai jo.